Sutvarkysiu tu valkatą. Aš ne valkatą, kad nori žinot, svajai atėjom su Richardu užkariautoju pasiskaityti kronikas. Šlundra! Mokėsi ar nemokėsi už sudaužytas taures? Aš nieko tau nemokėsiu. Aš žinau, kaip aš su tavim susitvarkysiu. Aš einu ir padėsiu valdžios įgaliotus asmenį. Šitiek metų prakirijau ir negi šitiek laiko nieko nekalbėjau. Oi, kalbėdavot, bet gal nerišliai vis šaudavot, kad jūs už durų metų ir plūsdavot aludė šeimininkai. Nėra nei smuklės, nei tokios dukters, nei vyro jūsų suminė. Gal ir nėra. Dėkokim viešpačiui, atrodo pasveikau. Gerai, sutinkam, tegu tik greičiau vaidina. O kas čia bus kokia komedija ar kokie kalėdiniai kuliavičiai su paprastais? Oi, ne, įdomesnis reginys. Man iškart pavyko pažinti ištaikininką Kriką. Tu šelmis Robinas filmusis. Danskus gąsdina mergaitės kaimenes. Nakčia keliai tyčia klaidinė. Bet kas draugauja su tavim, savaime ten sekasi. Tu atneši tą vratą. Mano senas draugas Grumijas! Antonijaus garsaus visoje Italijoje žmogaus sūnus. Džiugu matyt jūs. Apie jį girdėjau. Per savo tėvą žinomas aš jums paveldėtojas turtų jo ir žemių, kurių nepraušiau, bet dar pagausinau. Jei jūsų dukros meilę pelnysiu, koks kraitis skirtas mano žmonai bus? 20 000 auksinių zlotų. Ei. O po mirties ir pusė mano žemių. O? Palaukite, Petrai! Jau geriau žudym! Nebetekios ir kol daugiau netrukdyk! Tai jau mane paliksit neperna! Kada? Atstok! Draudžiu toliau to mane sekti! O tokia susiraukus. Išvydus rūkstobalį raukaus. Tai kad nėra čia obolių tokių. O gaila veidrodžių nėra. Ir tai tu čia prie mane. Jaunas, bet jūs pratingas. Per jaunas tavo. Pavydės! Prisiekiu šią šviesą, kurioj tavim grožėjau, kad esu tau tinkamas jaunikis ir skirtas tam, kad tave sutramdyčiau keit laukinę katę, kad murktumei tu, kad murktumei tu, kad murktumei tu. Sakykime, Nebūk! Netai galvoji tu!
žmonės vis pamatė, nesuprastų, nu nemiegoju, greičiau. Ką reiks daryti karaliui? Gal paklusti? Jisai paklus. Atsisakyt nuo sosto? Jisai sutiks. Išsižadėt karaliaus titulo, jis Dievo valia. Iškeisiu brangakmenius į rožančių, didingus rūmus į vienuolio sferą, puošnius rūbus į Elgetos apsaustą, valdovo skeptrą į klajūno lazdą, visus savosius valdinius į porą grubiai drožtų šventųjų statulėlių, o visą savo milžinišką karalystę į mažą kapą. Mažą kapą. Maldauju, atsakykit, aš prašau. Kalbėkit. Klauskit. Mes tau atsakysim. Tu nori tai išgirsti iš mūsų lūpų? Gal iš tų, kuriems tarnaujame mes? Įveskit juos. Aš noriu pažiūrėti. Makbetai, ei, klausyk, Makbetai. Būk kruvinas. Į kovą drąsiai ryškis. Tas, kur pagimdytas moteriškės, Makbetui nebaisus. Jei taip, tegu gyvena savo Makdukas, tačiau aš būsiu dvigubai saugus. Lordandarlendai, ar sąrašą savų nusikaltimų tau perskaityt nebūtų gėda šioj garbingoje draugijoje? Jeigu ne, jame aptiktum vieną baisią kaltę. Esi išdavęs savąjį karalių. Jam duota šventą priesaiką, esi sulaužęs. Užsitarnavęs prakeiksmą danga.